Labadiena, myli klausytojai. Pirmajame šios tinklalaidės epizode kalbėsime apie litvinizmą. Tema, kuri ypač intensyvėja dabar, artėjant rugsėjį vykstančiam Zapat pratyboms. Kokią grėsmę tai kelia Lietuvai, iš kur kilęs šis Lietuvos istoriją perrašantis naratyvas, bei kaip ir kodėl su tuo kovoti pasakoja atsargos pulkininkas Saulius Guzevičius. Labadiena. Labadiena. Pulkininkė, litvinizmas šiaip jau nėra nauja tema Lietuvos diskurse, tačiau, nors pastaruoju metu vis dažniau apie tai yra kalbama ir jūs pats dar visai nesenai žiniasklaidoje šią temą šnekėjote, bet matyt mes nesidėtume šiandien čia, jeigu pakankamai apie tai būtų šnekama, ar ne? Tad papasakokit, prašau, kodėl yra svarbu apie tai kalbėti vėl ir galbūt šitą temą vis labiau eskaluoja? Taip, ši tema vis labiau eskaluojama ir pagrindinis iššūkis ir pagrindinė grėsmė yra, kad tęsiant agresyvę litvinizmo temą yra einama tiesiai prie teritorinių pretenzijų. Šią pseudo istorinę visą temą mes stebime nuo 2005 metų, kai vienas iš Kremliaus propagandistų Duginas radikaliai pakeitė savo pasakojimus ir pradėjo kalbėti, kad štai Lietuvos didžioji kunigaikštystė tai tiesiog kita Rusia. Ir jis aiškina, kad štai buvo dvi Rusios. Viena buvo Maskvos Rusia, o kita buvo Lietuvos Rusia. Bet abijos buvo sukurtos slavų, pravoslavų tikėjimo ir tik tai kelios baltų gentys taip pat buvo inkorporuotos į šitą valstybę. Ir pradžioje tai atrodė marginalu ir netgi juokinga, todėl kad istoriniai faktai mums sudėlioja visiškai kitą vaizdą. Bet kai mes 2013 metais pamatėme, kad per Zapat pratybas būtent aktyvėje fazėje yra labai agresyviai apie tai kalbama nuo politikų, istorikų, netgi teisininkų, tiek Baltarusijoje, tiek Rusijoje, tai natūralu, aiškiai iškilo vaizdas tiesiog, kad ruošiama dirva galimai invazijai į tas ginčytinas teritorijas, kaip jie vadina. Todėl, kad jų teiginiai, kad štai Lietuvos karalystė, vėliau didžiąją kunigaikštystę sukūrė slavai ir baltarusai, už tai Vilnius su visom savo apylinkėm turi priklausyti Lukašenkai ir Baltarusijai. Tai trumpai būtų taip, ar ne? Tikrieji Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kūrėjai yra Baltarusija, mūsų valdovai stačiatikiai, senoji Baltarusijos sostinė, nekas kitas kaip Vilnius, o patys lietuviai, kaip jie, žmudzinais vadinami dar? Žmudzinai arba lietuvisai, kokį jie mums surado pavadinimą. Ir čia tik tais keletas argumentų, kuriais grindžiama šitas melagingas naratyvas. Ten visa istorija yra prikurta, ar ne, turbūt perrašyta? Taip, jinai pradėta kurti dar carinėje Rusijoje, todėl kad matyt keršydami už viduramžių užimtas slavų teritorijas, maskvėnai po 1793 metų okupacijos ir antro padalijimo jie iš vis norėjo Lietuvą ištrinti žemėlapį ir sunaikinti. Ir jeigu Lenkijai dar buvo duotas bent formalus statusas ir formali karalystė ir net kažkiek kariuomenės dalinių buvo leista laikyti, tai žodis Lietuva tiesiog buvo naikinamas. Ir Lietuva buvo suskirstyta į gubernijas pagal miestų pavadinimus. Jokios kariuomenės net būt negalėjo ir jūs prisimenat vėliau kalbos draudimą atsiradusi lietuvių iš viso, kalbos rašybą. Ir taip pat uždaryta Vilniaus universitetą. Tai tos pastangos vyko, nežiūrint tai lietuvių tauta tam priešinosi kiek išgalėjo ir buvo 3 kruvini sukilimai. Kai tik tauta regeneruodavosi po žūčių ir nuostolių, kas 30 metų ir tam mušti per motyvaciją sukilimų vėl ir vėl pakilimams, tai ir buvo sugalvota šitas litvinizmo naratyvas, kad nėra už ką kovoti, todėl kad kovojama tada, kai yra kažkokie argumentai ir motyvas, dėl ko yra kovojama. Dėl savo tautos, dėl savo valstybės, o jeigu nėra valstybės ir nebuvo niekad, ir čia viską sukūrė neva tai slavai ir pravoslavai, tai už ką tada kovoti? Aišku, tada tai nesuveikia.
Bet po truputį tai nugeso, bet štai po pirmo pasaulinio karo, po bolševikinio perversmo Maskvoje iškilo tokia idėja ir vėl buvo prisimintas litvinizmas, kad reikia sukurti Litbelą. Tai turėjo būti jungtinė sovietinė respublika Lietuvos ir Baltarusijos. Ir buvo surastas kapsukas, kuris turėjo tapti lyderiu tos valstybės ir tai būtų be abejo Sovietų sąjungos sudėtyje. Bet vėl tai nepavyko, nes tauta vėl atsikovojo savo laisvę. Ir štai po 90 metų šitas naratyvas trečią kartą išlenda ir nuo 2005 metų jis aktyviai pradedamas propaguoti Rusijos ir Minsko propagandistų. Iš pradžių Lukašenka tarsi nepalaiko šio LDK naratyvo oficialiai ir viešai, nes komunistinė istorija tęsiama yra, bet gaminamas troleibusas Vytoft, kuris net brukomas čia mum ir kurį laiką testuojamas, ridinėjasi Vilniaus gatvėmis, baletas sukuriamas, kuris net atvežamas iš Baltarusijos į Lietuvą parodyti Vytoft, apie baltarusų valdovą Vytoftą. Taip pat įvairios knygos, straipsniai, paminklai statomi Gediminui Lydoje, paminklis akmuo Mindovk, jų valdovui Baltarusijui, taip pat ir Algirdui didžiausias monumentas pastatytas. Tai savo gėdai mes sostinėje neturim vienam didžiausių valdovų Algirdui paminklo, o Baltarusija štai turi. Tai nebūtų bėda, jeigu jie sakytų, ukrainiečių tema sektų, kad štai viduramžių Lietuvos okupacija, tai buvo labai tikrai tokia okupacija, kuri leido ir savo kultūrą, ir savo religiją pasilikti ir tiesiog, tai buvo pajungta į tuometinę, kaip istorikas Rovelas pavadino, pagonių imperiją. Ir ukrainiečių naratyvas daugumoje atitinkantis visiškai ir mūsų istorijos pasakojimą. Ir štai baltarusai turi visai kitą priėjimą. Ir tada kyla mintis, kodėlgi yra meluojama. Nes meluojama yra visada su kažkokia priežastim. Ir per Zapad pratybas mes pamatom, kas yra to priežastis. Tai yra pačios tikriausios teritorinės pretenzijos ir jokių būdų negalima teikti, kad ta invazija įvyks, bet kad ruošiama dirva galima invazijai, tai matosi daugiau negu akivaizdžiai. Gal jūs galite pakomentuoti, kaip tas litvinizmas Zapad pratybų metu įgalinamas, įdarbinamas yra? Ta tema tęsiasi visą laiką ir visi baltarusai nuo mokyklos suolo mokosi būtent tokią Baltarusijos istoriją su sostinė Vilniumi ir valdovais ir visom pergalėm. Pas juos net tokie pasigirsta pasakojimai, kad štai net Saulės mūšis 1236 metais, tai yra didžioji baltarusų pergalė prieš kalavijuočių ordiną. Aišku, čia jam truputį kliūna, nes istoriniuose teiginiuose yra pirminiai šaltiniai sako, kad žemaičiai labai aktyviai tą mūšį dalyvavo ir buvo galbūt net dominuojanti jėga. Ir kadangi jau jie kilniai atiduoda mum teisę būti žmudzinais, tai žemaičiais. Taip, jo, labai ačiū. Ir tada jam truputį su Saulės mūšiu kliūna. Bet net ir ten bandoma yra viską paimti, jau nekalbant apie visus kitus mūšius didžiuosius. Turbės, Žalgirio, Oršos, čia viskas yra jų. Tai čia ta prasme, Zapad pratybų metu organizuojant tuos karo veiksmų scenarijus, imituojant bus tas litvinizmas kažkaip eskaluojamas? Be abejo, nuo 2009 metų čia buvo viešoje erdvėje labai aiškus scenarijus, labai agresyvus, neva tai išvengiantis Lietuvos grėsmės, bet įsiveržimas į teritorijas ir būtent nutaikytas Vilniaus ir Klaipėdos kraštai, kurie vienas iš jų turėtų Baltarusijai priklausyti, o Klaipėda turėtų priklausyti Karaliaučiui arba Kaliningradui, nes ten Rusijos kareivių krauju iš vokiečių tas miestas išvaduotas ir dabar čia su mumis tai neturi nieko bendro. Tai neraminantis, todėl kad mes kaip kariškiai labai aiškiai matom tokį pasirengimą ideologinį. Galimai invazijai. Mhm.
Bet dar sakykit, kodėl būtent tas LDK laikotarpis Baltarusių yra pasirinktas kaip toks kertinis momentas Baltarusių neva tautos valstybingumo kūrimosi, kodėl būtent LDK? Kuo tai ypatingas laikotarpis jiems? Čia reiktų pažvelgti giliau ir įvardinti istorijos perrašymo, būtent Lietuvos istorijos perrašymo 3 atakos kampus. Ką sako Kremliaus propaganda. Tai vienas iš atakos kampų yra 91 metai, sausio 13, Rusijos agresija, kai yra ir buvo nuolat kartojama, kad štai savi šaudė į savus. Sovietų pajėgos čia nieko nenužudė, čia lietuviai patys savus žudė ir darė štai tokias provokacijas ir tai kartoja ir čia vietoje esantis propagandistai ir Kremliaus ruporai, tai ačiū Dievui šitą atakos kampą mums pavyko minimizuoti čia, bet Rusijoje dar burbulai atskiri, dar ten aktyvus šitas pasakojimas yra. Antras atakos kampas yra karas po karo, todėl kad mes turim kuo didžiuotis, tai akivaizdi tautos kova prieš sovietinę okupaciją, ką jie irgi bando neigti, už tai yra bandoma pasakyti, kad štai didžioji dauguma arba net visi mūsų laisvės kovotojai nuo 44 metų iki 53, už tai jie visi buvo žydšaudžiai ir dalyviai holokauste. Ir štai čia yra kitas atakos kampas. Ir trečias atakos kampas tai yra būtent viduramžiai, todėl kad tai yra tiesiai nusitaikyta, kaip jau minėjome, būtent į teritorinės pretenzijas ir į mūsų sostinę. Tai yra labai patogu daryti, todėl kad išties su baltarusais ir jų istorija yra labai sudėtinga situacija, nes jų vienareikšmiai šaknys yra išeinančios iš Kijevo Rusijos, kurios dalis jie buvo, kai Kijevo Rusijos subira, jie dar dalis Baltarusijos dabartinės priklauso Galičio Voluinės karalystiai, kas tikrai vestų į vakarus, bet čia su ukrainiečiais jiems reiktų jau atsidalinti, kur kieno ten ta teritorija galėtų būti. Bet toks visiškai jų galėtų būti ir turėtų būti Pskovo kunigaikštystės laikotarpis. Žinoma, iki tol, kol Lietuvos leičiai neužima ir tos teritorijos ir neįkorporuoja į pagonių imperiją. Bet jie turėtų tas savo šaknis puoselėti ir tos simbolius, kurie yra, ir štai jų tikrosios šaknis. Taip, vėliau jie buvo užimti, nugalėti ginklu, jie skųsdavosi mongolam, yra išlikę rusėnų metraščiuose senuose, pačia jų senąją kalba rusėnų, surašytas su kunigaikščių vardais ir mongolų kariuomenių vadais, kurie būdavo atsiųsti padėti rusėnam, tuometiniam baltarusių protėviam kovoti su puolančiais lietuviais. Bet nepavyko jam to padaryti ir lietuviai išsilaikydavo užimtose jau teritorijose tvirtovės pasistatė, reiškia puikiai inžinierinė buvo ir aplamai karinė taktika ir strategija ir vėliau puldavo toliau. Tai jeigu taip vertinti istoriją, kaip yra paminėta visuose metraščiuose, ar tai būtų rusėnų, ar tai būtų kryžiuočių metraščiai ir Livonijos kronikos ir Duisburgiečio, tai ir jie sakytų, bet vis tiek mes paminklus norim pastatyti Lietuvos valdovam, nes vis dėlto mes išbuvom beveik 700 metų toj valstybėje ir mums buvo ne taip blogai, o gal net ir visai gerai. Tai čia būtų visa kita istorija ir tada galima būtų sakyti, ei, puikiai, viskas tvarkoja, čia viskas aišku, kaip kas yra, bet jūs puoselėkit savo šaknis, tikrasias ir nemeluokite. Todėl, kad jau buvo paminėta, kad melo ir trumpos kojos ir ta istorija anksčiau ar vėliau subirės, nes dabar mes akivaizdžiai matom, kaip tarp dviejų tautų yra kalamas pleištas. Būtent melagingom istorijom. Ir jeigu mes palaikom šį pasakojimą, tai mes patys meluojam. Ir čia reiktų gerai labai paklausti, jeigu mes palaikom šitą melą ir jį paremiam, tai kuo mes tada skiriamės nuo Kremliaus propagandistų iš tiesų? Bet ar mes palaikom? Na, kaip matom, galim pasižiūrėti dabar vėliausių pasisakymų dalies istorikų užimančių labai rimtas pozicijas. Lietuvos istorikų? Taip, Lietuvos istorikų, kurie arba visai, kaip iš VDU ne kai kurie netgi kurpia Baltarusijos istoriją visiškai ant molinių kojų neteisybės, iki tų, kurie su jais diskutuoja ir palaiko, net per nacionalinį transliuotoją mes
turim tokias diskusijas ir net yra tokie pasisakymai, kad cituoju, lietuviam reiks praryti karčią piliulę, nes nieko daug lietuviško LDK ir nebuvo. Ir kiti labai aukšto rango istorikai ir būtent viduramžistai sako, kad štai mes negalim tikėtis, kad tiek Lukašenka, tiek Putinas pasikinkys litvinizmo ideologiją, tol kad LDK tai buvo visada prieš Maskvą. Bet mes matom tą patį Putino interviu prieš kelis mėnesius išėjusi su amerikiečių žurnalistu irgi rimtu, kuris kalba apie LDK. Jie jau pasikinkė šitą naratyvą. Jis ir sukurtas yra Kremliaus propagandistų. Nuo carinių laikų ir tai yra seniausiai pakinkytas. Tai reikia truputį gal įvertinti situaciją ir išgirsti, ką kalba tarnybos nuo kariuomenės Stratkomo iki antihibridinio projekto Leitis, po visų pratybų, kas yra pasakoma. Ir įvertinti realiai, nes tai yra labai silpna linija, jeigu mes klaupėmės ant bent jau vieno kelio prieš Baltarusijos ir Rusijos propagandistus, tai gal mums reikia peržiūrėti truputėlį savo mąstyseną ir pasiieškoti drąsos užpakalinėse kišenėse. Vis dėlto įvardinti tą grėsmę. Ir jeigu mes jos nenori matyti, tai bėda galbūt didžiausia yra pas mus. Jūs pats su istorikais labai daug bendraujate turbūt ir profesiškai, ir asmeniškai. Ar yra ta, aš neabejoju, kad yra ta kita stovykla istorikų pusėje. Ar vyksta koks nors, nenoriu sakyti karas tarp istorikų, bet ar bandoma kažkaip užginčyti tą visą melą? Taip, yra istorikų, kurie turi pakankamai drąsos, kad pasakyti tikrus faktus, nustumti į šalį nevykusias baimės, ir tariamas abejonės, ir tariamą užuojautą Baltarusiam, kad jiem labai sunku rasti savo tapatybę, tai padėkim jiem rasti savo tapatybę, o ne savintis ir vogti ją iš mūsų. Nes vienas iš britų istorikų yra per tarptautinę konferenciją pasakęs, kad nėra Europoje tokios valstybės, iš kurios tiek būtų pavogta istorijos kaip iš Lietuvos. Ir mes netaip senai dar turėjom su mūsų strateginiais kaimynais ir partneriais Lenkais, kas labai svarbu, dar įvairių pokalbių apie Vilno našą ir ačiū Dievui ten galų gale viskas teisingai susidėliojo ir tada iššoka kita problema. Ir vietoj to, kad mes sudėliotume ir paaiškintume, užsibrėžtume savo raudonas linijas, pas mus yra kažkokie klupčiojimai dabar. Kurie atrodo apgailėtinai, mano galva, ypač karo Ukrainoje kontekstu. Ir mes matome, kaip visada prieš kiekvieną invaziją Kremlius paruošė feikinį naratyvą, tą netikrą istorijos pasakojimą. Tai buvo su Pietų Osetija, prieš išsiveržimą į Sakartvelą ir pasų dalinimu beje labai panašiu, kuris čia vyksta pas mus dabar. Tai buvo prieš 14 metų įsiveržimą į Donecką ir Luhanską, ta pati Novorosijos istorija buvo sukurpta. Ir mes matom besitęsinti nuo 2005 metų atgaivinimą šitą litvinizmą, kuris aiškiai nutaikytas yra į visą Vilniaus regioną ir Vilniaus miestą. Ir čia senai, jeigu ir kariuomenės Stratkomas ir antihibridinis projektas Leitis kalambėjo varpais, kad pažiūrėkit, ką darome, bet kažkodėl dalis žmonių nenori to pamatyti, nenori to pripažinti. Tai norėčiau palinkėti drąsos. O kaip manot, kodėl nenori pripažinti? Jie galbūt jaučia tam tikrą sprendimų priėmėjų tokį stengimąsi, štai pasidalinkim su baltarusais. Tai kad nėra ką dalintis. Tu negali paimti savo CV, savo gyvenimo aprašymo ir pasidalinti su kaimynu, nes tai tu buvai tas rašaluotas dvejetukininkas, kuris bėgdavo iš pamokų. Ir dabar tu sakysi, ne, čia šitą dalį aš atiduosiu. Bet iš mūsų norima paimti tą gerąją dalį būtent. O tie rašaluoti dvejetukininkai, tai jo, čia palikit mum. O tą, kur gerai buvo, tai čia atiduokim baltarusam. Tai dar kvailiau yra daroma. Ir jaučiamas toks poslinkis ir net nuskamba tokie klausimai pokalbėse. Tai ką čia gaila? Tai pasislinkim, gal pasidalinkim. Tai, tiesiog mes negalim meluoti, jeigu jau taip. Nes kuo tada mes skiriamės nuo Kremliaus propagandistų, jeigu mes pradedame meluoti? Nes pagrindinė strateginės komunikacijos taisyklė – nemeluok.
Tu gali nutylėt, kažko nepasakyti iki galo, bet nemeluok. Ir jeigu mes pradedam meluoti arba remia melus, tai nenuves į gerą. Minėjote prieš tai, kad mes turėtume padėti baltarusiams ieškoti tos savo tikrosios tautinės tapatybės. Kaip mes galim padėti? Tarpusavį. Visų pirma, mums reiktų susitarti tarpusavį ir kalbėti vienu balsu. Tiek istorikam, tiek sprendimų priėmėjam, tiek žmonėm, kurie pasisako viešoje erdvėje, mes turėtume tiesiog atkartoti faktus iš pirminių šaltinių. Kaipgi buvo su ta Lietuvos karalystė, kas ją sukūrė, kaip buvo taip išplėsta pagonių imperija, kaip buvo nueita, kas buvo LDK. Visą laiką buvo valstybė, visą laiką su savo sienom, visą laiką su savo kariuomenė, su savo biudžetu, su savo kariuomenės vadais, kurie buvo pavaldus tik vienam asmeniui, tai yra Lietuvos didžiajam kunigaikščiui ir Lenkijos karaliui. Bet visą laiką ir buvo sienos ir kariuomenės net negalėjo peržengti vieną kitos sienos. Tai kasgi sukūrė tokią valstybę? Ir mes turėtume paminėti faktus be išvedžiojimų, be abejojimų, jokių, tiesiog juos paminėti. Ir tada susitarti čia viduj labai aiškiai. Ir tada pasižiūrėti, kuo mes galim padėti baltarusams. Ir pasiūlyti jiem remtis į savo šaknis nuo Kijevo Rusijos iki Galičio Voluinės, iki Polocko. Štai prašom. Bet patys lietuviai, tai šiaip, mes žinom savo istoriją ir jaunoji karta, tai mokomės iš teisingų vadovėlių, ar ne? Ir kiek yra tos realios grėsmės, kad mes patys galim kažkaip pasiklysti tam visam litvinizmo naratyvui, ir gal visai nėra tokios grėsmės? Kaip jūs paminėjote, taip, lietuviai didžiąją daugumą, kurie nors šiek tiek pasidomi istoriją, jie ją žino ir supranta ir gauna tos pirminius šaltinius, kurie jau buvo paminėti. Tačiau štai Baltarusijos pusėje ten visiškai kitaip jie mokosi ir natūralu, jie yra įtikėję. Ir mus labai suneramino, kaip vienas iš opozicijos atstovų apsidairęs, ar jo negirdi kiti, būtent Baltarusijos opozicijos. Pasakė, sako, žinot, jeigu bus invazija į Vilniaus kraštą, tai Vagnerio samdinių nereiks. Ir mes sakom, kaip tai? Kaip tai? Jis sako, bus pakankamai savanorių. Nes jeigu jūs dabar paklaustumėt Baltarusijoje jaunimo nuo 20 iki 30 metų, kas yra jų sostinėje, pasakytų Vilnius. Nes jie taip išmokyti. O deja, mūsų švietimo sistema, mano manimu, turi kur patobulėti labai smarkiai, nes deja dabar įvairios mokyklos gali pirktis pačios, kokios nori istorijos vadovėlius, parašytų skirtingų autorių. Ir manot, kad gali nusipirkti ne tuos? Yra visokių nuomonių. Ir štai, ar jaunimas, ar mamos vaikų, jos tiesiog sako, kad toj pačioj mokykloj skirtingose klasėse gali išgirsti skirtingus Lietuvos istorijos pasakojimus, nes tai labai priklauso nuo pedagogų ir štai čia neramina, nes vis dėlto turi būti kertiniai dalykai išlaikyti apie valstybės sukūrimą, apie plėtrą, apie jos gynimą vėliau, kas jas kūrė, kokia tauta, kokios religijos buvo dominuojančios, kas valdė tą valstybę. Ir kaip mes jau juokavom, kad, kadangi Baltarusiai buvo nukariauti, tai gal jie nori, kad mes jų atsiprašytume už tą epochą, nes ginklų buvo užimta viskas. Tai net vienam susitikime sakom, gerai, atsiprašom. Gerai. Jūs užsiminėt jau pats apie Baltarusų opoziciją, šiek tiek, tai Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskaja, jinai teigia, kad Baltarusijoje litvinizmas tai visai nėra išplitęs reiškinys ir kad tik visai nedaugelis apskritai yra girdėję apie tokį terminą kaip tas litvinizmas ir kad visa Baltarusijos opozicija yra prieš šitą teoriją. Vis tik tais, mano ir būtų klausimas, ar Baltarusio opozicijos skelbiamas požiūris ir pasisakymai skiriasi nuo Minsko režimo oficialių asmenų pasisakymų litvinizmo kontekste? Aš nenorėčiau minėti čia pavardžių ir vertinti atskirų asmenų, bet jeigu mes atidžiai pažiūrėsime į žmonės prisistatančius kaip opozicija, gyvenančius pačioj Baltarusijoje ar net Lenkijoje, ar net girdint privačių kalbų čia Vilniaus gatvėse, tai palyginę, ką jie transliuoja ir ką transliuoja
Minsko režimas, mes nerasim 10 skirtumų. Jie transliuoja tas pačias žinutės. Ir dar pajungti galim Duginą. Ir Rusijos opozicija taip pat. Žinomus asmenys. Viešoje erdvėje mes galim išrinkti ir tai esam padarę tiesiog vienodas žinutės, vienodas temas, vienodus naratyvus, jie nieko nesiskiria. LDK buvo slavų, rusienų ir stačiatikių sukurta valstybė. Na ir įjungtos ten kelios baltų gentis į tai, kaip antai žmudzinai, lietuvisai. Tai vat taip yra, todėl nuolat tęsiasi temos, kaip čia tą Vilnių padalinti, čia internacionalis jis yra, kad čia vat ir daug buvo rusienų kalbos. Na tai jeigu pasižiūrėsim visas imperijas, mes dabar, tai kiek ten buvo imperialų? Jeigu mes, kad ir pažiūrėsime Britų imperiją, kurią sukūrė anglai, nes jiems reikėjo nukariauti škotus, pat ir airius, aš jau Velsą nekalbu, ir tada nukariauti Indiją, Pakistano teritoriją, vėliau tapo Šiaurės Ameriką. Tai jeigu mes pažiūrėtume, kiek procentų ten buvo anglų, tai nežinau, ar net 20 surinktume vargu bau, nes Duginas kilniai mums duoda 20%, kad buvo lietuvių, tų tikrųjų lietuvisų, o visi kiti rusienai. O jeigu mes pažiūrėsim Aleksandro Makedoniečio imperiją, kiek ten buvo makedonų, kurie iš pradžių turėjo ginklus jėgą suvieninti Graikiją, o paskui nužygiuoti per visą žinomą pasaulį, nuo Indijos iki Egipto, tai kiek ten buvo makedonų, tai aš nežinau, ar 1% mes ten sukrapštytume. Ir dalis mūsų istorikų dėja sako, na štai žinot, baltarusai buvo, čia vis tiek valstybės mūsų sudėty, jie turi teisę sakyti, kad jie irgi buvo tos valstybės dalis, bet jie ne patys čia atėjo, jie buvo jėga priversti, jie buvo užkariauti ir okupuoti, mes galim pasakyti. Ir buvo, tai lygiai taip pat dabar, jeigu mes atsisuktume ir sakytume, štai mes 123 metus buvom carinės Rusijos okupacijoje. Tai mes buvom dalis tos imperijos carinės Rusijos. Mes dabar, mūsų karininkai tarnavo caro kariuomeniai, tai dalinkimės dabar. Nagi Smolenską, mum atgal, kiek laiko jis buvo LDK, o po to mes irgi buvom tos carinės imperijos dalis, tai gal ir Leningradą dar, čia pažiūrėkime, o Maskvą, jeigu mes pradėtume klausimus kelto, kaip Maskvą dabar dalinsimės. Tai būtų panašiai analogiškai. Kaip sakoma, na žinot, Baltarusija buvo pas mus, čia taip buvo. Taip, mes jos buvom nukariavę, apie virš 600 metų, arti 700 ir išlaikėm. Bet tai mes tokių nesąmonių nešnekam. Tai ir iš jų pusės turėtų būti taip pat. Ir žinot, dar yra vienas labai juokingas dalykas, kai girdim baltarusų sakančius štai LDK, tai iš praeitį buvo du variantai. Vienas buvo LDK, kai mes tas teritorijos nukariavom. Tai jie kaip čia nori vėl, kad tai būtų, ar kaip, ką jie turi omeny tame. Kita istorija buvo su Litbėlu, kas buvo iš Maskvos siekiama apjungti tiek Lietuvą, tiek Baltarusiją ir inkorporuoti į Sovietų Rusiją. Tai mes tokio norim varianto. Panašu, kad gal tokio jie nori, ar kokio? Tada kokio? Kaip mes tai turim traktuoti? Ir abu variantai, manau, kad netinka mums. Nes mes atsisakė seniausiai bet kokio revanšizmo ir mes nenorim būti inkorporuoti kaip Litbėlas į Rusijos federaciją. Tai mums, manau, bent jau man netinka visai. Gerai, o tai va šitas apskritai, tas poreikis, impulsas valstybėms perrašinėti tą istoriją, ar jis yra pastebimas kitų valstybių istorijoje? Ir kalbam būtent apie Baltarusiją ir neišvengiamai Rusiją. Rusija irgi, taigi jie išgelbėtojai visais laikais buvo, ar ne? Taigi ir sovietai mus išgelbėjo. Ir jie dabar Ukrainą gelbsti nuo nacių ir mes žinom visą tą naratyvą, kaip jis tęsiasi toliau. Kodėl negali valstybės priimti tiesiog istorijos tokios, kokios jie yra, ir ar tai yra pastebima kitų valstybių istorijos kontekste? Taip, be abejo. Ir visi karai yra iškelmi kažkokios ideologijos. Ir visada kurpiama, mes jau šiek tiek kalbėjom šioje laidoje apie tai, bet kurpiamas naratyvas, istorijos perrašymas, kuris būtų patogus išnaudoti puolimui. Ir jeigu tas netikras pasakojimas, jis nepaveikia
tos šalies visuomenės, kuri bus puolama ir yra puolama, tai jis dažnai paveikia tos šalies visuomenę, kuri puola, tą agresorių. Ir tas Novorosijos naratyvas taip suveikė Rusijos visuomenę, kad jie turėjo po 22 metų invazijos į Ukrainą 95% palaikymą iš Rusijos federacijos visuomenės. Tai yra pavojingas dalykas, jis veikia, ypač veikia autoritariniuose režimuose, kur žmonės tiesiog yra praplaunami, jų smegenys prakošiamos ir jam įbrukama, indoktrinuojama netikros tariamos tiesos, kuriuom jie patikė. Bet ypač būtent uždarose šalyse, ir va tokia kaip Baltarusija, kuri šitiek laiko buvo uždara ir net išlieka, tai ten labai lengva tą visuomenę manipuliuoti. Bet dėja mes įsileidom čia daugybę, 56 tūkstančius turinčius leidimą gyventi Baltarusų ir visiškai nepasirūpinom jų edukaciją. Kaipgi yra iš tikrųjų. Ir toliau nesirūpinam. Čia jeigu mes norim tikrai, kad žmonės čia įsilietų į mūsų valstybės gyvenimą, tai nevyksta. Jie gyvena savo burbuluose ir jie vaizduoja, kad Vilnius yra jų ir už tai nuskamba, kaip Vilnių dalinsime. Turbūt pradėti galėtume nuo valstybinės kalbos. Būtent. Nes skaudus klausimas šiomis dienomis. Taip, bet mes matom čia opoziciją, kuri yra čia. Kiek ten opozicijos ir mes matom, kad net nepabandyta išmokti lietuvių kalbą. Pas mus atvažiuoja kitų tautų žmonės, kurie puikiausiai ją išmoksta. O čia dėja ne. Ir net pastangų nededama. Bet jeigu tu nenori mokytis kalbos, pas tave nėra to planuose, tai kokie tavo planai tada yra iš tikrųjų? Galbūt tuomet tai paklausiu, jūsų vertinimu, kokie galėtų būti 3 ar galbūt tiesiog pagrindiniai tikslai artimiausių metų Lietuvai, ką mes galėtume ir turėtume šiuo klausimu padaryti, ką galėtų padaryti valdžia ir gal man netgi dar įdomiau visuomenė, ką galėtų padaryti kiekvienas Lietuvos pilietis, kad spręs šitą reikalą. Reiktų pradėti nuo visuomenės. Visuomeniai turėtų rūpėti, išsaugoti savo valstybę, savo kalbą, savo istoriją, savo tautą, turėtų rūpėti ir aš tikiu, kad rūpi. Ir manau, kad po truputį ta grėsmė yra vis labiau ir labiau atpažįstama ir tada reikia tiesiog būti visuomeniškai aktyviems, užduoti teisingus klausimus, pateikti teisingus pasiūlymus. Ir aš manau, čia yra kertinis dalykas, kaip situacija galėtų būti išjudinta. Tai visuomenės dalyvavimas čia yra nepaprastai svarbus ir, sakyčiau, svarbiausia. Ir nesileisti įvairiom manipulacijom, bandymam visokių neomarksistinių idėjų apie internacionalizmą, kas dabar vis kyla, čia įdomios ir keistos diskusijos atsiranda, tai vos ne pakvimpa čia visų šalių proletarų susivienijimais. Net iki panašių tokių nuskamba minčių šalia. Taigi visuomenės aktyvumas čia yra labai svarbus lemiantis vaidmuo. Kitas dalykas, manau, būtų labai svarbu įsiklausyti į tai, ką sako tarnybos. Ką sako tas pats kariuomenės stratkomas, kurio pagrindinė užduotis yra kovoti už mūsų informacinę erdvę ir atremti priešišką propagandą ir dezinformaciją. Ką sako mūsų žvalgybos institucijos, kurios labai aiškiai pasako vadovai, kad mes neturim pakankamai resursų, kad patikrinti visus atvykstančius baltarusus ir mes tiesiog nebežinom, kas čia yra atvažiavę. Trečias dalykas, natūralu, po tokių pasakymų aiškių kyla klausimas, ar ne per daug mes čia visko prileidom ir nekontroliuojam. Sekantis dalykas, tai mes matom žmonės, kurie važinėja pirmin atgal po šitiek kartų per metus į Baltarusiją ir atgal ir natūralu, kad KGB ten dirba pilnais garais. Ir jie manau, kad biudžeto netrūksta šitiem klausimam, tai natūralu žmonės, kurie čia išvažiavę. Ir dar jeigu jie sako, kad mes palaikom opoziciją, tai jie tikriausiai turi pokalbius grįžę atgal. Ir tikėtina užduotis gauna grįžę atgal. Tai jeigu mes vaizduojam, kad čia mes nematom tos problemos, tai nepasakyčiau, kad mes padedam baltarusam, mes jiem kenkiam. Ar norėtume dar kažką pridėti šią temą, kuri žinau, kad jums yra labai svarbi? Ir nepabosit jūs dar apie ją šnekėti, aš nebejoju. Labai svarbi, nes tai susijęs su gynyba.
Todėl jinai svarbi kaip kariškiui. Ir manau, svarbiausiai dabar užduoti teisingus klausimus vėl ir vėl ir vėl. Ir kaip sakydavo vienas generolas, jeigu klausimas teisingas, tai atsakymas jau nebe toks svarbus. Ačiū už pokalbį. Ačiū, kad rūpi.